Tau nereikia su nieko kovoti ar kažkam kažko įrodinėti ar kažką nugalėti. Viskas, su kuo tau reikia susitvarkyti, tai su savo galva. Tavo draugai, priešai yra tavo galvoje. Geros situacijos ir blogos yra tavo galvoje. Kai sako, gyvenimas neturi prasmės, išskyrus tą prasme, kurią mes jau suteikėme, būtent viskas priklauso tik nuo to, kaip tu pats žiūri į pasaulį. Sako, kaip pakeiti, kaip žiūri į pasaulį ir pasaulis pasikeičia. Viskas yra čia. Kai čia susitvarkom, tada nereikia kitiems pavydėti, tada nereikia niekam nieko įrodinėti, tada nereikia pykti, kažkokių kitų negatyvių emocijų jausti, nes čia viduje tu jautiesi ramus arba rami, pakankamai savimi patenkinta, turėdama tą pilnatvę.